Po Lietuvos rinktinės ir kitų komandų starto olimpinių žaidynių atrankoje vėl susirinkome aptarti šių rungtynių. Tai šį kartą tryse, jau kažkiek ir turbūt įpratote prie šitos sudėties. Tai aš Vainius ir mano kolegos Justinas bei Antanas. Turbūt išgąsdino Lietuvos rinktinės toks pasirodymas per pirmasis dviejas rungtynes. Manęs asmeniškai tai nelabai aš, nors ir netiesiogiai žiūrėjau, bet niekada nebijojau Lietuva. Nors ir buvo jau vienu metu atsilikimas gana nemažas, ten beros 10 taškų ar jau kažkas tokio, nu man vis tiek neįtikino tas Dramblio kaulo krantas, laksto ten žaidėjai, neturėdami jokios praktiškai patirties aukštame lygyje, nu va, tas ir pasimatė paskutinę minutę, kai jam reikėjo išlaikyti tą pranašumą, jie jį išbarstė, o lietuviai, kurie šaltakraštiškiau sužaidė, sudėtis, nežinau, 100 kartų geresnė, nu, tai ir pasimatė rungtynių pabaigoje. Man tai Dramblio kaulo krantas turbūt parodė vieną geriausių gynybų, kokią aš esu gyvenime matęs. Nežinau, gal man antrą ryto kažkas tiesiog pašvietė taip kažkaip kitaip, bet man tikrai įspūdingai atrodė gynyba ir manau, net tolesnėse etapuose Lietuva nesutiks tokios geros gynybos. Antanai, tau tikrai kažkas antrą ryto pasirodė, jeigu praleisti 9. Bet labai, 7 taškai, labai, gera gynyba, tai labai fiziškai gynėsi, labai ir teisėjai jų pusė, žinoma, buvo, bet labai man įspūdingai pasirodė. tai gynėsi fiziškai Manau, ir lietuviai gavo nesportinių, bet praleido vis tiek 97 taškus. Tai kad davė kontaktą, dar nepasakyčiau, kad gera gynyba, nežinau, antrą nu, nakties. bet man nežinau, man labai sunkiai pasirodė, kad taškus verčia. Labai sudėtingai. Jo. Vertėtų paminėti ir Gaižučio išvalgas prieš šį turnyrą, tai Gaižučio čia galiu pacituoti. Ši rinktinė atvažiavo į Puerto Riko tik paturistauti. Ką jūs manote apie tokias įžvalgas Gaižučio? Apie kurią rinktinę? Dramblio kaulo kranto. Nu, aš sakyčiau, paturistauti atvyko labiau Bahreino rinktinė, kuri turi tiesiog savo sudėtį mėgėją žaidėją. Aš kaip supratau, mačiau kažkokį video, kur laksto kažkoksai, nežinau, atrodo kaip 30 kelerių ar 40 metų toks apkulnus, visiškai nesportiškas, ko gero Bahreinė tiesiog iš gatvės prikalbino į rinktinę atvykti. Tai vad Bahreinas tikrai atvyko paturistauti, o Dramblio kaulo krantas, manau, irgi pasimėgaus Puerto Riko atmosfera, aplinka, vis tiek kurortinis miestas, kurortinė šalis, bet nu, jie vis tiek žinojo, kad jų max tikslas yra išeiti iš grupės, galbūt veikti kokį Puerto Riką arba Italiją, žiūrint, kas sukris, bet į olimpinės aš nematau jų pretenduojančių visiškai. Aš irgi pritariu, Dramblio kaulo krantas nustebino tiek manau pačius lietuvius, jau nuo rungtynių pradžios aktyviai gynėsi. Rungtynėse su Meksika šiandien jie bus, manau, favoritai, nes su Lietuva pademonstravo gerą žaidimą. Tie antros Prancūzijos, Italijos ten lygų žaidėjai tikrai nenusileido Lietuvos kai kuriems krepšininkams ir rodė tiesiog daugiau noro. Pačioje rungtynių pradžioje Tadas Sidekerskis greitai išsimušė save iš rungtynių, iš karto gavo greitas dvi pražangas ir atsisėdo ant suolo ilgam ir Maksvytis iki pat trečio kėlinio jo nebepakėlė. Domantas Sabonis irgi, sakyčiau, sunkiai įsibėgėja, dar labai vis daug klaidų daro Lietuvos komandos bokštas. Taip, statistika graži, 22 taškai, 9 net atkovoti kamuoliai, bet 4 klaidos ir perdavinėjant kamuolius, tikrai vaikiškas kartais klaidas dar Lietuvos rinktinė. 3 nesportinės pražangos ketvirtajame kėlinyje, irgi kosminis skaičius, nesu to matęs dar savo gyvenime, bet, kaip sakant, Marius Grigonis fantastinės formos atvyko į šį turnyrą, Eurolygos čempionas, ir vėl patraukė rinktinę ketvirtame kėlinyje. 18 taškų, nors tik vienas iš 5 tritaškių, bet tikrai solidus pasirodymas ir kol kas tempia šią komandą ant savo pečių. Susižaidimo tikrai dar trūksta, bet manau, kad, pavyzdžiui, Lukas Lekavičius dabar yra tapęs visiškų X faktoriumi ir nukonkuravęs Roką Jokubaitį žaidėjo pozicijoje. Kaip jūs manot,
Ar Jokubaitis dar gali pagerinti savo žaidimą iki artėjančių pusfinalio bei turbūt finalo rungtynių? Nu, aš labai norėčiau, kad pagerintų, bet akivaizdu, kad sezonas Barcelonai tikrai jam išėjo ne į naudą, praktiškai nežaidė, galima sakyti, Jokubaitis labai mažai žaidžia prie pasikeitusių trenerių Rodžerio Grimau. Šaras vis tiek daugiau leisdo lietuviui palakstyti aikšteliai. Ir Rokui tikrai nelengva, pirmos rungtynės buvo gal kiek geresnės prieš Meksiką, bet šitose jisai atrodė tikrai išsimušęs iš vėžių prieš tas siūlomą kontaktą. Aišku, norėtųsi dar iš Lietuvos rinktinės gal geresnio žaidimo iš Sirvydžio, irgi labai prastos dvejos rungtynės pirmos. Tai norėtųsi, kad jisai pajustų tą ritmą dar šiame atrankos turnyre, kad jau olimpiadoje matytume visai kitokį veidą, bet laimiai atsiranda tokie žmonės, kaip ir tu Vainiau minėjai, kaip Grigonis, 7 net rezultatyvus perdavimai, praktiškai trečdalis visų komandos atliktų perdavimų skaičius tai buvo iš Grigonio. Jisai ne tik kūrėsi savo situacijas, bet tikrai ir paskutiniam atakų sekundėm neretai nusimesdavo gerus tritaškius pasais komandos draugam ir no look netgi pasai tokie kaip ir tai labai smagu, kad vis atsiranda tokių, kas gali perimti tą kamuolio valdymą į savo rankas. Nežinau, Dimša žaidė 17 minučių, nors šiaip atrodo, kol kas nepasakyčiau, kad labai gerai irgi ir prasižengia ir klaidų daro. Aišku, Maksvytis turbūt norėjo žaidėjo, kuris gali pasivaryti kamuolį ir turbūt dėl to Dimša būtent ir buvo pasirinktas vietoj Roko Giedraičio. Dimša per abejas rungtynes įmetė 2 tritaškius iš 7, tai irgi nėra geras procentas šiam metikui, ypač žinant, kad Rokas Giedraitis buvo paliktas už borto. Daug kas turbūt prieštaravo šitam sprendimui. Antanai, tavo nuomonė, ką visgi Maksvytis turėjo vežtis į rinktinę? O aš manau, gerai, kad Maksvytis pradėjo pasiruošimo stovyklą su fiziniu pasirengimu. O aš manau, mums kaip tik to labai pritrūko pasaulio čempionate. Tačiau, manau, labai trūksta Lietuvai šiais metais gynybos. Gynyboje mes visiškai skėlė, ypač kai Lukas Lekavičius startiniam penkete, jeigu tolesnėse varžybose Lukas Lekavičius startiniam penkete išeitų dėl Jokubaičio prasto žaidimo. Sabonis taip pat skėlė gynyboje, praktiškai visi žaidėjai. Sedekerskis, jeigu jis turi prastas rungtynės, jeigu greitai išsibaudoja, irgi gynyboje nieko neišeina mums. Tubelis irgi skėlė gynyboje, aš nežinau. Su gynyba tikrai bus problemų ateityje. Aš manau, prieš Italiją bus problemų tikrai. Pritariu tau, manau, tiek komandiniai, tiek asmeniniai gynybai daug kartų buvo klystama ir tas pats Dionas Thompsonas, kurį mes puikiai pažįstam nuo Žalgirio laikų, dominavo prieš Sabonį. Prisiminkim pirmasis rungtynės, kai Ibarra tiesiog po krepšių daužė Lietuvos rinktinės bokštus, tai Valančiūno trūkumas tikrai irgi, manau, jaučiasi, to fiziškumo nėra ir reikia dar įeiti į formą rinktinės aukštaūgiams. Vienintelis, kas gynyboje, manau, sujudėjo, tai Arnas Butkevičius tikrai gerai pirmos rungtynės tą patį stolą uždarė antroje rungtynių pusėje ir leido Lietuvos rinktinei pabėgti į priekį trečiajame kėlinyje. Justinai, kokia tavo nuomonė, kaip dar galėtų pagerinti Lietuvos savo gynybą? Paprasčiausiai atidumo daugiau reikėtų. Aš nežinau, ar čia taip kasmet būna ir kodėl, bet Lietuva eidama žaisti su tokiom kaip ir nefavoritam komandom atrodo labai prastai. Tai vat rungtynėse prieš Dramblio kaulo krantą matėsi, kad tokios koncentracijos klaidos, pramiegoti įkirtimai po krepšių, kaip minėjot, ir 1-1 labai daug praleistų taškų, prasta pagalba, nežinau, kaip būtų galima dar pagerinti, bet Lietuva dabar turės keletą laisvų dienų, turės vieną dieną daugiau pasiruošti prieš pusfinalį. Tai aš labai tikiuosi, kad matysime tikrai geresnę tiek gynybą, puolimas kol kas tikrai neblogas Lietuvos rinktinėje, kol kas viskas funkcionuoja. Aišku, norėtųsi didesnio įsitraukimo, kaip ir minėjau, iš Sirvydžio.
galbūt iš Kuzminsko geresnio žaidimo, aišku, kol kas žaidė labai mažai, tai matysim, kaip viskas bus, bet aš tikiu, kad Lietuva dar tikrai gali pagerinti savo žaidimą ir iki olimpinių tuo labiau pasikvietus jau turbūt Joną Valančiūną taip pat. Tai jeigu reiktų prognozuoti, vis dar tikite, kad Lietuvos rinktinė laimės šią olimpinę atranką? Aš prognozuočiau, aš manau, kad net jeigu mes būtume šiandien pralaimėję didelio skirtumo, turbūt nebūtų buvę, vis tiek, ko gero, iš kitos grupės, ne ko gero, bet išeina tiek Puerto Rikas, tiek Italija, tai norint patekti olimpinės, mums reikėtų veikti vis tiek tas abi komandas, aišku. Kita vertus, galbūt kokia Meksika arba Dramblio kaulo krantas galėtų Italijai mesti iššūkį ir netyčia nežinau, pakišti pagalius į ratus tiem patiem italam ir galbūt mums tektų dar lengvesnis kelias link olimpinių, bet aš manau, kad Lietuvai labai palankios sąlygos, žvelgiant į kitas olimpinių atrankų grupės vykstančiose kitose šalise, tai pavyzdžiui, kaip yra Graikijoje vykstantis turnyras, ta pati Slovėnija, puikiai atrodanti Kroatija, Graikija, šeimininkai. Tai mums čia, Lietuvai labai, manau, pasisekė šiam turnyre, tikrai galima sakyti silpnos, labai palankios sąlygos prieš silpnas komandas patekti į tas olimpinės žaidynės. Ok, kitoje mūsų atrankos grupėje tiesiog visi valosi kojas į Bahreino komandą ir tiek Puerto Rikas, tiek Italai pasismagino su jais šiandien kaip tik dėl pirmos vietos B grupėje ir žais šios dvi komandos, o Dramblio kaulo krantas ir Meksika žais dėl patekimo į pusfinalį. Dabar galim apžvelgti kažkiek ir kitų olimpinių atrankos turnyrų situacija, tai kaip ir minėjai, Justinai, Graikijoje vyksta įnirtinga kova, atrodė, kad kroatai užtikrintai laimėjo ir įveikė, sutriuškino slovėnus, tačiau jau antrose rungtynėse pralaimėta zelandams. Ką manot, kas ten įvyko ir ko galima dar tikėtis iš tos atrankos? Ten, ko gero, didžiausia intriga grupiai panašu, kad slovėnai šiandien įveiks Naują Zelandiją, nes nelabai yra kur trauktis, aišku, visko gali būti, bet aš manau, kad išvysime tikrai slovėnų kitą veidą, šaltas dušas buvo prieš kroatus. Ta pati Naujoji Zelandija nėra stipri komanda, galbūt Kroatija nuvertino ją per daug po rungtynių prieš Slovėniją, kai buvo jie įveikti 20 taškų. Ir aš net nežinau, kaip iš tikrųjų, kaip toliau vyksta visi etapai, ar pagal taškų skirtumą, arba ką, nes jeigu 3 komandos turi po tiek pat pergalių, tai turbūt Slovėnijai reikės dar stengtis įveikti Zelandiją kuo daugiau taškų, nes pralaimėta buvo Kroatijai 20 taškų, o patys kroatai Zelandam pralaimėjo tik 4, tai manau, kad slovėnam bus svarbi ne tik pergalė, bet dar reikės ir nemažo taškų skirtumo, tai matysim, kokius pokyčius padarys jie po praeito pralaimėjimo. Taip, Basket News čia skelbė, kad slovėnam reikia laimėti plus 10 taškų skirtumų, kad jie išeitų į kitą etapą, tai turės Dončičius normaliai padirbėti ir tikrai turės pataisyti savo pataikymo procentus, nes praeitame grajoje tikrai daug labai nepataikė ir ypač pirmajame kėlinyje. Dar nuo NBA finalų jaučiasi toksai nuosmukis Dončio žaidime. Jisai turbūt ir dabar dar žaidžia su skausmais ir su traumom, nes tikrai nepanašu į tikrai Dončio potencialą ir į tikrai veidą. Vėl išmetė daug metimų, 23 metimai pataikyti tik 8, ar 7, atsiprašau, tai mažiau nei trečdalis sumesdavo metimų ir pats buvo pasibaisėjęs savo skaičiais. Aš vis tik prognozuočiau slovėnų pergalę ir jie išeis į kitą etapą ir turbūt susitiks su graikais jau pusfinalį. Ten visko gali būti. Manyčiau, kad graikai yra favoritai, o kroatam ko gero teks kova prieš Dominikos Respubliką. Labai tikėtina, tai tenai matyčiau kaip kroatus favoritus ir turėtų kroatai su graikais, mano nuomonė, žais finale, nors šiaip prognozės kroatam tikrai buvo nepalankios, bet monstriškas Ivicas Zubacas žaidimas, tas pats Šaričių, Tezonė, Tatrilė traukė
savo rinktinę ir ko gero tikrai turės nemenką šansą grumtis dėl kelialapio į olimpinės žaidynės, vykstančias jau labai greitai, už 3 savaičių. Vakar kaip tik lošė Dominikos Respublika prieš Graikiją ir nors ir rezultatas sako 109-82, bet Dominikos Respublika tikrai gerai pakovojo ir tikrai davė graikam normaliai taškų. Krisas Duarte 26 taškai, taip pat man labai Montero pasižymėjo, labai įspūdingai atrodė, iš tikrųjų kitą sezoną net nežinia, galbūt į Valenciją nueis žaidėjas. Lizas irgi gerai žaidė. Žinoma, monstriškas Antetokounmpo, monstriškas, absoliutus monstriškas pasirodymas, per 18 minučių 32 taškai, pataikymo procentai 100%, 13 išmestų baudų, 9 pataikytos. Antetokounmpo tikrai fantasy žaidėjams reikėtų įsiminti šitą vardą, nes vienas geriausių žaidėjų turnyrą. Wow, kokią naujieną pasakėjai, kad Antetokounmpo vienas geriausių žaidėjų turnyrą ir kad reiktų įsiminti jo vardą. Reikėtų įsiminti. Kas pamiršo? Brangiausias žaidėjas dabar kainuoja beveik 2 700 000 Dončičius, iki tol buvo brangiausias, bet pirmas rungtynės netokios sėkmingas, šiek tiek pakrito kaina. O kalbant apie žaidėjus, kurie savo vertę itin viršyje pasirodymais, tai ką tik baigėsi Latvijoje Filipinų ir Sakartvelo rungtynės. Filipinai pralaimėjo 2 taškais Sakartvelui. Šiose rungtynėse žaidė jau ir Tornikas Šengelija ir, kaip mačiau skelbiama, ne trauma, o būtent trenerio sprendimas pataupyti lyderį. Ir dėl to mes nematėme jo prieš rungtynėse su Latvija. Ten Latvijai sutriuškino, galima sakyti, Sakartvelą 20 keliais taškais. O šiandien Sakartvelas atsakė, davė antkirtį Filipinams ir labai gerai išskyrė Sandro Makelašvilis, 35 naudingumo balai. Ir aš nežinau, ar jūs žinot, bet kas yra Justinas Brownlee. Jisai vėl 35 naudingumo balai ir vienas naudingiausių turnyro žaidėjų kol kas per 2 rungtynės tiek renka. Ar jūs girdėjote apie jį, kur jis žaidžia? Monstriški skaičiai. Nežinau. Tai aš kaip tik, kol tu kalbėjai, googlinausi Justinas Brownlee, Indonesian Basketball League žaidžia, Indonezijai. Žaidėjas net neturi Basket News puslapio, tai aš nežinau, iš kokių čia išsitraukė jį, bet jis absoliutus monstras. 100 kg sveriantis, 2 metrų. Amerikietiško gimimo pusiau Filipinas. Monstras. O Sakartvelas palaužė 2 taškais Filipinus, baigė savo pasirodymo atrankoje. To neužteko, kad jie patektų į pusfinalį, užkirto kelią tas siaubingas pralaimėjimas latviams pirmame ture ir Latvija bei Filipinai keliauja būtent į kitą etapą Rygoje. Žiūrint į kitą grupę, Brazilai užtikrintai startavo. Taip pat Juodkalnija irgi įveikė Kamerūną. Dabar turbūt šios 2 komandos keliaus į pusfinalį, nebent Kamerūnas kažkaip sugebėtų Braziliją įveikti, kas atrodė netikėta, kad Latvija pralaimėjo Filipinams, dabar gal ir Kamerūnas nustebins, bet šiaip tai manau vis tiek, kad Brazilai ir Juodkalnija turėtų žengti į kitą etapą. Jūsų nuomonė, būtent kas laimės šioje atrankoje, kas didžiausi favoritai tai padaryti? Filipinai, jeigu patektų į olimpines, tai ko gero prisikviestų ir kokiu nors Filipinų šaknų turinčių NBA žaidėjų, galbūt tą patį Clarksoną ar dar ką nors. O Brazilai jau žaidžia praktiškai pilna sudėtimi stipriausia, tai juos aš laikyčiau vienais favoritų. Įveikė Juodkalniją. Nors iki tol buvo manyta, kad Juodkalnija yra stipresnė, turi NBA žaidėją Nikolą Vucevičių, bet Kaboklo sužaidė geresnės rungtynės ir aš matyčiau Brazilus būtent favoritais šitoje atrankoje, bet Latvijai, manau, turi irgi nemažų šansus. Namų aikštelės pranašumas, manau, kad jiem tikrai gali duoti naudos. Pasismagino jie su Sakartvelu, įveikdami jos
8 taškais berods, tai aš nors ir manau, kad brazilai turi pranašumą, bet labai norėčiau, kad Latvija laimėtų, būtų labai smagu, galbūt Porzingio turbūt neišvysime, nepasveiks iki tol, bet Latvija, aš tikiuosi, vėl bus tie juodieji arkliukai, kurie sugebės nustebinti krepšinio fanus. Aš irgi manau, kad Latvija ir Brazilai turi apylygius šansus patekti į olimpinės žaidynės. Juodkalnija nemanau, kad gali nustebinti Latvijos ekipą grupė etape, bent jau Latvija, man atrodo, geriau. O Filipinai, būtų sensacija, jeigu dar pateiktų vieną staigmeną šioje atrankoje. Ką liko paskutinis atrankos turnyras, jis vyksta Valencijoje, Ispanijoje. Ispanai irgi solidžiai startavo 2 pergalėmis prieš ne pačias stipriausias rinktinės, tai prieš Angolą ir Libaną. Kokia jūsų nuomonė apie šią atranką? Turbūt matysime Ispanų ir Bahamų dvikovą finale. Mane šitą grupę turbūt labiausiai intriguoja. Galbūt ne labiausiai, bet tikrai intriga nemaža, nes nežinau, ar buvo tokių nemažai, kurie tikėjosi Bahamų tokio dominuojančio žaidimo, bet tikrai buvo ir tokių, kurie sakė, kad čia nieko nereiškia, bet akivaizdu, kad Bahamai draugiškose rungtynėse prieš šį turnyrą neparodė savo tikrojo veido. DeAndre Aytonas šiame turnyre atrodo puikiai, Hildo pataikymo procentai taip pat nerealūs ir aš matyčiau favoritus būtent Bahamos, ko gero, ir norėčiau juos matyti, nes jeigu pateks į olimpines, galbūt prisijungs tas pats Klay Thompsonas ar dar kiti žaidėjai, tai aš, kaip ir Vainis sakė, Ispanai, Bahamai turbūt susitiks finale. Aišku, namų aikštelės pranašumas Ispanams tikrai naudingas ir nors ir norėčiau Bahamų, bet manau, kad Ispanai tikrai turi nemažus šansus ir šiek tiek yra pranašesni prieš Bahamus. Bahamos, jie sudėtis tai fantastiškai ir tikrai individualiu žaidimu jie gali užgožti, manau, kiekvieną rinktinę šiame turnyre. Jiem tačiau reikia, manau, sulipdyti tiesiog tą pačią komandą ir atkovotų kamuolių daugiau, biškelį tokios gynybos, galbūt biškelį tokių minimalistinių dalykų reikėtų pasirūpinti ir aš manau, Bahamos tikrai būtų prie geresnių komandų turnyre. Kol kas jie visiškai tik puolimų laimė, kaip ir minėjau, Hildas nerealiai žaidžia, Aytonas, Erikas Gordonas gal kiek silpniau, bet irgi neblogai. Patraukia ir kiti kažkokie, man net asmeniškai negirdėti Bahamų žaidėjai, tokie kaip Valdės Edgecombe Jr. Tai net nežinau, kas čia per žaidėjas. Pirmą kartą girdžiu tokį žaidėją, bet jeigu tokie žaidėjai netgi padeda Bahamom, tai būtų smagu šiaip jos matyti olimpinėse žaidynėse, tokios šiokios egzotikos įneštų tom pačiom olimpiniam, kur praktiškai visą laiką tos pačios komandos rotuojasi, tai manau, kad tikrai atgaivintų turnyrą, įneštų šiokios tokios tai egzotikos, tokios vasariškos nuotaikos. Ir, ką tik pažiūrėjau, Valdės Edgecombe Jr. yra 2005 metų gimimo, už mane jaunesnis žaidėjas ir jisai žaidžia Bahamų rinktinėje, universitete dar esantis žaidėjas. Ir aš dabar ką tik supratau, kad aš gyvenime nieko nepasiekiau. Jeigu už mane jaunesni žaidėjai tokiuose rungtynėse žaidžia, tai aš gal jau nebenočiau. Tai tau kiekvienais metais turbūt gyvenimas vis sunkės ir sunkesnės. Tokių žaidėjų vis daugės ir daugės. Po poros metų tau gyvenimas pasunkės, kai tu pamatysi, kad ir tave jaunesni eina, bet... Tai jau man kiekvieną dieną Jokūbas Rudaitis sunkina gyvenimą. Kuo toliau, tuo sunkiau bus. Aš pritariu, kad apylygiai šansais yra tiek Bahamų, tiek Ispanų pusėje. Santi Aldama, dabar šitas NBA žaidėjas traukia Ispanus į priekį bent jau pirmosiose 2 rungtynėse, taip pat Villar Gomesas po nekokio sezono Eurolygoje.
rinktinė vėl atsigavo. Dar manau tikrai Lorenzo Braunas gali dar šiek tiek dėti žingsnį į priekį, o Bahamai traukiami 3 NBA žaidėjų, kaip ir buvo galima tikėtis. Užtikrintai gana atrodė prieš, tikrai nesakyčiau, kad labai prastas Lenkijos ir Suomijos komandas. Aš vis dar nenurašyčiau Lenkų su NBA žaidėjų, taip pat Ponitka yra ten ir Sloteris. Nebloga sudėtis, gali nustebinti tam pačiam pusfinalyje. Aišku, jiems pradžiai reikia įveikti Suomijos rinktinę, bet tikrai intriguoja mane irgi ši olimpinė atranka, sakyčiau, Lietuvos, gal tokia mažiausiai net įdomi būtų, jeigu ten nebūtų būtent Lietuvos rinktinės, bet ir džiugu, kad mes būtent į tokią atranką patekom. Tai ką, viltis neblogas Lietuvos rinktiniai. Aptarėm pirmuosius įspūdžius iš olimpinės atrankos. Matysim, kaip viskas bus toliau, ar pataikėm ar nepataikėm. Ko gero apžvelgsim jau galutinius laimėtojus olimpinės atrankos jau kitame epizode. Galbūt pakalbėsim ir apie UEFA Euro 2024 ketvirtfinalius, jeigu bus gera nuotaika, jeigu bus kokių nors siurprizų ar galbūt ne. Ir iš mane šiandien tiek, atsisveikinu su jumis žiūrovai, palieku dar paskutinius žodžius Vainiui ir Antanui, gal jie norėsim palinkėti, ką nors čia vasarą gaidą tokią. Nepamirškit apsilankyti ir mūsų puslapyje neekspertai.lt, kur ten taip pat surasite daug įdomių straipsnių bei nuomonių apie įvairiausias sporto šakas. Ačiū ir iki.